Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Tai ką, jau neužilgo šventės, neužilgo aš išvažiuoju į atostogas, neužilgo 6 dieną. Pas mus šiandien sausio 2, būtent šiandien aš nusprendžiau pradėti filmuoti video apie tai, kaip numest 24 kg per 2 mėnesius. 24 kg. Ką dėl to reikia daryti, kiek reikia treniruotis, ką reikia valgyti. Padalinsim šį video į 3 pagrindinius dalykus. Maistas, treniruotės salėje, papildomas vaikščiojimas arba sportas. 3 dalykai, su kuriais jūs numesit svorį per 2 mėnesius tikrai. Galbūt ne 23, bet 10-15 lengva ranka. Tokia lengva ranka, kad nesitikėjau ir nežinau, ar kam vaikščiau tokiam svorė, kokiam buvau prieš 2 mėnesius. Startas buvo 104,8. Deja, aš antiek savo netikėjau, kad net nedariau nuotraukų, nebandžiau išsaugot, kaip aš atrodžiau prieš tai, bet manau, galima čia jau rasti nuotraukyčių. Serija bus apie 20 minučių, galbūt ne visiems įdomu, kam įdomu, buvo daug užklausų. Prašau, o mes pradedam čia. Tai ką, manau pradėsim nuo pačio paprasčiausio dalyko – maistas. Maistas yra jūsų galvose. Tik čia jūs galit pavalgyti per daug, pavalgyti blogo maisto ir viskas tik čia. Tai susitvarkysit čia, susitvarkysit ir ant stalo. Sunku iš pradžių bus, bet pirmos 1,5 savaitės. Po to eina lengvyn. Jūs suprantat, kad jūs taupot ne tik savo kūną, ne tik padedat jam mest svorį, bet ir taupot savo piniginį. Man savaitį išeina pavalgyti 50 eurų. Pradėsim nuo mano pusryčių, kaip aš pusryčiauju. Prieš valgant, aš arba žinau, kad už pusvalandžio valgysiu, tai vat prieš pusvalandį dabar išgėriau 0,5 vandens, pilkite į stiklinę, bus lengviau. 0,5 vandens, nešalto, šiltoko vandenio. Čia nežiūrėkit, kad jis purvinas, aš jau į paskutinę savaitę naudoju daug papildų. Nu kaip daug? Pagrindinius dalykus, kurie organizmui reikalingi metant daug svorio. Bet jau vėliau papasakosiu apie ką. Tai prasideda jūsų pusryčiai. Po pusės valandos jūs valgot varškytę. Čia 108 gramų, pusę šito pakelio jūs galit leisti savo suvalgyti. Aišku, pačioj pradžioj aš suvalgydavau ir pilną, ir 1,5 tokio pakelio, nes man neužtekdavo. Su arbata, su medum galit lengvai tą dalyką valgyt, gert. Jeigu jūs esate toks pats kaip aš ir jums sunku yra suvalgyti varškę, ypač liesą, neskanę, tai pridėkit bet kokių saldainiukų. Aš ką rasdavau namie, tą ir įmesdavau. Turiu kokių saldainių, įmetu. Viskas, bet nereikia per daug, nereikia, kad saldainių būtų daugiau. Vat pažiūrėkit. Įmetam pusę pakelio ir tarkim, jinai pati iš savęs liesa, nėra skani. Aš susitvarkydavau 2 variantai, arba su medum kažkiek, arba pačioj pradžioj, kai aš mėgėjęs saldainių, įmetu va taip va saldainiukų. Su jais skaniau, galit paprastą saldainį tiesiog papjaustyti mažus gabaliukus arba patrint. Viskas. Vat jūsų maistas iki pietų. Ar tai gerai? Aš nežinau, bet aš pasakoju, kaip aš numečiau svorį. Jaučiu aš save gerai. Analizės yra geros. Priest jum aš niekaip ne treneris. Atsakyt už žodžius aš nenoriu, bet aš žinau 100, turiu minėję už žodžius, jeigu jums bus blogai. Bet kad jūs numesit svorį tikrai, tai patikėkit. Su tiek maisto tikrai numesit. Sekantis etapas yra sportas, sporto salė. Nėra skirtumo, kokia tai sporto salė. Koks pas jūs inventorius, tai kaimo salė arba Vilniaus brangiausia salė. Nėra visiškai skirtumo. Svarbu, kad būtumėt su galva atėję į treniruotę ir jų nepraleidinėt. Trumpai. Aš per šitos 2 mėnesius pas mane buvo per savaitę 4 treniruotės. Jūs pasakysit, wow, daug.
2 iš jų buvo tinklinis, pažaidžiam 2 valandas laiką su kompanija, tai surinkit irgi galbūt žmonių, kurie nori. Jeigu ne, vietoj tinklinio, kaip mano vietoj tinklinis yra, jūs galite praeiti su savo šunių, gyventojų, draugų, praeiti aplink namą iki 8000 žingsnių. Pradėti galima nuo 5, bet 2 mėnesių pabaigoje jūs jau turit vaikščioti per dieną kaip minimum 12-11 tūkstančių žingsnių. Telefonuose yra krūva programėlių, tai gali jums padėti. 2 treniruotės tokios, o 2 būtent salėje. Galit ir šiaip ir laukia, bet aš parodysiu, ką dariau aš savo vietoje. Salytė gaisriniai nėra jau tokia jau turtinga, bet šito pilnai užtenka. Patikėkit, čia pastoviai pas mus yra žmonių, mes pastoviai treniruojamės, ruošiamės, palaikom savo kūnus. Yra 3 pratimai. Vienas iš jų, pastatysiu čia, yra salėje jūs turit praleisti 1,5 valandos. Valandą jūs vaikščiojat ant takelio, tiesiog takelis yra bet kokiam sporto salėje. Takelis turi būti pakeltas 15 laipsnių aukštuma ir greitis nedidesnis negu 4,2, 4,4 arba 4,6. Pabaigoje man neužtenka greičio, neužtenka kiek aš energijos ištaškau, tai aš einu ant 4,8. Žiūrėkit, kad jūsų pulsas būtų nedaugiau 130-140, laikykit tam tarpe, kad neperkrautų širdį. Valandą laiko ant takelio, patikėkit, prie 105 kg, nuo kurių pradėjau, aš valandą laiko negalėjau praeiti ant takelio. Čia buvo kančia, bet nukritus iš pradžių 5, po to 7, 8, 10 kg, viskas pavyksta. Su kiekviena treniruotė jums bus vis lengviau ir lengviau. O su kiekvienu numestų kilogramų jūs pajusit, kaip lengviau eiti ant takelio ir kad jūs jau galite praeiti ne tik valandą, o ir daugiau. Galit pradėti ne tik nuo 15, galit pradėti nuo 12 laipsnių takelio pakelt, lygis, ten 1, 2, 3, 4, 5 laipsnis ir taip toliau. Nuo 12-13 iki maksimum 15, ką mūsų takelis leidžia. Tokią treniruotę valandą laiko jūs gerai suprakaituojat ir po to jokių fizinių treniruoklių jum nereikia. Tik nesugalvokit kilnoti iškart didelius svorius. Išvis per 2 mėnesius aš nekilnojau nei karto kažkokių sunkių prietaisų ant rankų, ant kojų ir taip toliau. Prabėgot jūs su takeliu, praėjot su takeliu. Sekantis etapas yra labai paprastas. Jūs paimat atsispaudimas, šuolis. Atsispaudimas, šuolis. Atsispaudimas, šuolis. Atsispaudimas, šuolis. Čia pirma užduotis, kuri jums bus reikalinga po takelio. Tokius 5 kartus po 20, po to didinkit po 30 kartų. Jeigu jaučiat, kad lengvai, po 40, viskas, antras pratimas baigtas. Lieka pritūpimai. Mano atveju aš buvau dėvėjęs tokį pasunkinimą. Kažkur 10 kg svorio liemenę. Labai gerai, nelabai gerai sąnariam, aišku, bet jūs pajusit, kaip be jos lengviau. Pritūpimai. Pradėjau 3 pratimą. Pritūpimai labai paprasti. 5 kartai po 10. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jeigu jaučiat, kad jums lengvėja, kad jums lengva, jūs galit didinti svorį, kurį laikot rankose. Svarbu daryti pratimą teisingai. Prieš tai jūs jau apšilėt ant takelio. Jūs jau padarėt 1, 2 pratimą. Ir čia yra 3. Rankos laikykit tiesiai, pritūpimus iki galo ir viskas. Patikėkit,
Po tokios treniruotės jūs išeisit tikrai šlapi. Taip pat nepaleiskit prieso. Paskutinį pratimą, kurį dariau, jis yra finalinis ir 4. pratimas. Jums tikrai užteks laiko 1,5 valandos salėje. Būtinai jūs galit, jeigu skubat, praleisti pratimus 2, 3 pratimą, 4, bet nepraleiskit takelio. Takelis yra labai svarbus. 4. pratimas ir paskutinis, tai yra paprastas presas. Atsigulat prie sienos, tarkim, užsikabinot kojom ir 1, 2, 3, tokius 5 priimus po 10, 15, kiek eina padaryti. Viskas, mano mėlėjai. Nereikia, kaip dauguma klausia, ką tu toj salėj darai, kad tiek kilogramų numeti. Daugiau duodu dantį, nieko nedariau. Viską tvarkė maistas. Tikrai nėra lengva, buvo nusimušęs mano takelis, tikrai nepagalvokit, nenoriu meluot, šitas daiktas buvo nukritęs, bet pagal laiką matosi, kad liko visai nedaug, prakaituojam, nepraleidžiam pratimo takelis. Va taip va, jūs turit prakaituoti kiekvieną savo treniruotę. Tada bus efektyviai. Čia tiesiai nuo takelio. Nežinau kaip, aišku jum, bet vyrai, aš noriu didžiuotis savo dabartiniu kūnu. Jeigu gerai maitintis, gerai valgyt, gerai leist savo vakarus, eit miegot 10 valandą, 11 ir miegot iki 8, tai žinokit, tikrai pavyks. Bet serijos pabaigoje aš dar kartą apsitarsiu, pasakysiu jums visus dalykus, tos 3 punktus pagrindinius, ką reikia laikytis, kad numest svorį. Kaip pusryčiaut, aš jums parodžiau. Liko parodyt, kaip aš pietauju. Galvos baisiai. Nebijokit, aš laukiu tos dienos pats, kada nusikirpsiu. Kaip aš pietauju ir galima sakyti vakariniauju. Valgau aš iki 6 valandos, pusryčiai, matėt, varškė, o pietus eina dažniausiai į tokius mažus 2 konteinerius. Jie nieko ypatingo nekainuoja ir iš tikrųjų labai faina. Dienai, man išeina ten vidinė filė 400 gramų. Aš per dieną suvalgau 200 gramų, bet pradėti siūlyčiau nuo 400. Nes, kaip dabar atsimenu, per dieną suvalgydavau poką daržovių ir poką vištienos. Plus varškė. Ir patikėkit, svoris vis tiek eis. Trumpai parodysiu, kaip aš tai darau, jūs galit kept, aš turiu tokį aerogrilį, jūs galit kept, bet jeigu kepsit kažką arba vištieną arba daržovės ant keptuvės, jeigu jūs kepsit daržovės arba vištieną ant keptuvės, ką irgi galit daryti, kepkit kuo mažiau aliejaus. Viskas. Turiu omeny, aš tai išvis paimdavau servetėlę, aliejaus ir biškį patrindavau. Viskas. Nes aliejus tai labai blogai, ypač svorio metime. Engagement and a quick goodbye. She got out, I didn't cry. Panaudoju tokį barbecue. Dažniausiai druskytės kokios nors
nors čia irgi druskos užtenka. Ir iš viršaus va taip va užmetam. Kas mėgsta aštriau, tam aštriau. Kas mėgsta ne taip aštriai, minimaliai. Minimaliai visko ir užmetu viskas. Man lieka laukti, sulaukiam kartu su jumis 15 minučių, pamatysit, kaip sukomplektuosiu į dėžutę. Per tos pačius pusryčius suvalgyt 2 kiaušinius, be majonezo, atsiprašau. Galit suvalgyt kokių salotų. Nu, čia normalu, skaičiuokit koloražą, pas jūs tikrai viskas pavyks. Nėra čia nieko sunkaus. Bet aš save iš tikrųjų laikiau tokiuose, galima sakyti, kaip uždarose patalpose. Pasakiau savo, kad vištiena tai yra labai skanu, daržovės yra labai skanu. Grykiai, tarkim vietoj daržovių būna grykiai, labai skanu, išvirta vištiena, labai skanu, aš tą ir valgiau, realiai 2 mėnesius. Todėl galbūt dabar atrodau ne taip kaip anksčiau. Valgyt jūs supratot kaip sportu, maždaug parodžiau, atsiprašau, kad neidealios galimybės jum parodyt, nes, aš nemoku kažkaip rodyti to, neparuošta pas mane technika, man paprašiau su mašinom. Čia aš žinau kaip daryti, o kaip papasakot, negaliu normaliai. Tai iš anksto atsiprašau, žinau, kad bus daug piktų komentarų, kad nieko tu čia beveik ir nepapasakojai, bet pasistengiau ko daugiau. Vanduo 3 litrai, maistas, sportas. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Minimaliai. Galit vaikščioti aplink namą arba su šuniu. Nebūtinai salėje. Ir aš jums pasakysiu, kad jūs tikrai numesit 15 kg minimum. Tuo tarpu, šiandien pas mus 8:30, 5 diena. Jau po paros laiko aš stovėsiu ant svarstyklių, bet šiandien aš jau ant jų atsistojau ir aš sveriu 8,9. Liko realiai išdžiovint šiandien skrandį. Gal ne minimaliai pavalgyt, bet nueiti į pirtį. Tai užsirašiau į pirtį, eisiu, prasipirtinsiu, parodysiu minimaliai iš ten kadrų, kaip pasėdim, paprakaituojam ir su savim paimsiu svarstyklės. On the other side, goodbye LA. Feel more alive the further. Kaip matot, 15 minučių ir tokie vat 2 puodeliai yra paruošti. Viskas. Aš su jais ir su vandeniu paruoštų keliauju ramiai į darbą ir žinau, kad aš nepervalgysiu, niekur nereikės stot. Jungiamės į kitą kadrą. Šiandien pas mus 6 diena, aš rytoj išskrendu jau atostogų. Manau, jūs matėt jau mano Instagramą. Aš atvažiavau prieš svarstyklės apsikirpti, nes čia 100 gramų tikrai yra. Jum atidarysiu paslaptį. Aš jums parodysiu nuotrauką. Aš šiandien iš ryto pasisvėriau dėl savo ramybės. Aš jau svarstyklės dariau. Į pirtį vaikščiau prieš tai. 7,9, 250. Tikėkime, kad pas mane čia yra kažkur 100 gramų. Vienu momentu jau pagalvojau pasiekti 7-8. Bet nenoriu rizikuoti savo sveikatą iki galo, nes man reikia mėnesį atostogauti, nes mėnesį su jumis nesimatysim. Po šitos serijos dar 2 savaitės nesimatysim dėja. Reikia biškį duoti savo ramybės, pailsėti, kad galva pradėtų veikti iš naujo. Atostogose dažniausiai sugalvoju kažką gero. Tikėkime, šį kartą aš save nepavesiu. Einu apsikirpsiu, nes nebuvau kirpykloj jau 3 mėnesius. Tai tikėkime, kad gausis kažko gero. Karočiui, prisiminkit mane tokiu. Pauliukas jau šokė yra, kad aš čia taip apkūdau. Ir aš pats netikiu. O gali palaikyti? Galiu palaikyti, va. Žiūrėk, jis man sako, tau rūbai per dideli. Pradėjau žiūrėti save, rimtai, oversizes. Jeigu kažkas iš jūsų pardavinėja rūbus, parašykit man, paimsiu. Deivido dėka aš numečiau. Deivido dėka, grinai. Galvos skausmas praėjo. Pas mane kraujas iš nosies dažnai bėgdavo. O galvos skausmai, 3 kartus per mėnesį tikrai būdavo. Man toks jausmas, kad mane iš kalėjimo išleido. Iš šlagerio. Jo, čia atsėdėjau 3 metus. Buvo viskas, žinau. Galvoju, jeigu aš taip galiu svorį reguliuoti gal į kokį UFC, boksą. Į mūsų promotion. Jis didelė. Ne, aš ten neduosiu silpnas dievas. Tai va, būtent kaip jie ten sugeba reguliuoti svorį su jėga, ten tai yra stebuklas. Tu vis
visą laiką taip padarai, karoči, kai aš po to negaliu išgaudyti tai. Išgaudys. Nu, tai va tame reikalas. Tai ką, atėjau aš pas Deividą. Labą dieną. Va, su Katinu sėdžiu, laukiu, matau jau, koks rezultatas. Ta diena atėjo ir aš Deividui sakau, pažiūrėjau į veidrodį ir kaip su Pauliuku šnekėjom, kad va. Žmogui. Va. Gerai, tavo manimui, kaip tu galvoji, kiek aš sveriu? Šiaip aš galvoju, kad tu pasiekai. Aš matau, aš žiūriu į tave, žinai, ir suprantu, kad... Aš sveriau 24 dieną gruodžio, po švenčių 25. Aš svėriau 8-9. Po švenčių 8-9. Aš privalgiau ne 2, aš pasakiau 2, kad tau nebūtų taip, nu, kad tu galvotum, kad viso. Aš norėjau, žinok, 26 dieną tau skambint ir sakyti viso. Aš atvažiuoju, atiduodu pinigus, pasiduosiu. Gerai, dabar. Privalgiau iki 8-9. Sakyk, žiūrėk. Tai kiek aš dabar svėriau? Aš manau, kad tu iš vis. 10 dienų. Pagal tai, aš tave dabar sutikčiau, žiūrėk. Taip. Pasakyčiau. Aš tave sutikčiau gatvėje, aš tavęs nepažįstu, ne? Ir tu sakytum, kiek sveriu. Skaičiau 7, 8, 7, 9. Aš va tai važiuodamas į tave, va tai pasakyčiau, kad tu tiek sveri. Tai man čia yra šokas. Ta prasme, tai įsivaizduokit. Eisi man svarstyklę. Tai eina, man. Aš nepaėmiau savų, aš tikiu, kad tavo nėra prisukti. Ne, pas mane elektroninės svarstyklės, viskas tvarkoj. Elektroninės svarstyklės. Taip, aš jums šviesą. 7. Žodžiu, ką norėjau pasakyti? Taip. Ką norėjau pasakyti? Jūs pamatysit vaizdo medžiagą. Nes yra užfiksuota, kaip mes lažinamės su Rolandu. Ir mes lažinamės pradžiai, aš sakiau, ant 2 štukų. Ne. Žiūrėk. Sausio 6 dieną. Jeigu tu sveri 81 kg, aš metu rūkyti. O jeigu tu nesveri 81 kg, tu man 2 štukas. Ne 2 štukas. Štukas. Ir tu nesi tik rūkyk. Nu ir aš tau štuką. Gerai. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Все, super. Bent kirsta. Sausio 6 dieną, 26 metų. Aš atvažiuoju pas tave pasisvert, jeigu aš nesveriu 8,1 kg, tai aš tau štuką eurų. Taip. Jeigu sveriu 8,1, tu meti rūkyt ir štuką eurų duoti. Pizdarolai. Čia nėra kažkas. Aš tiesiog, žinai ką, man negaila to štukos ir rūkyt mes. Dėl tavo 8,1. Pamatyt, kaip tu atrodė 8,1. Nes aš netikėjau, kad Rolandas gali iš vis tiek numesti ir kad jis turi disciplinos, kad jis turi pasiryžimo tam ir kad jis nori, ir kad jis būtent nori numesti svorio. Tai man dabar, jeigu jisai užliptų, ne, jeigu mes būtumėm lažinės ant 2 štukų, man 2 štukų nebūtų gaila. Tarsi nebūtų gaila 2 štukų. Man dabar štukos nebus gaila, bet man ir 2 štukų nebūtų gaila. Žinau, kad žmogus taip pakeitė savo gyvenimą, čia yra gyvenimo pokytis. Tu pasikeitė gyvenimą visiškai. Aš nepažiūrėjau. Aš pagalvojau, nu ką aš ten ant štukos susilažinau ir viskas. O po to tu man pasakei, kad aš atsisakiau 2. Taip. Tai aš tau pasakysiu, kodėl atsisakiau. Nes aš pats savim netikėjau, kad aš galiu numest ir štuką man atiduot. Aš iškart nusistatęs buvau, kad štuką atiduot ne taip kaudžiai, kaip 2. Nu, tipo, štuką, nu va, bus, numesiu. Nenumesiu, va, štukytę atidaviau ir viskas. Kaip ir, nu, tipo, nebuvo. Plius atidavė nuo Jo. šito, ne? 2, blemba. Dabar aš galvoju, koks aš durnas. Aš galėjau. Bet dabar yra vienas niuansas. Dabar su manim nieks nenorės lažintis ant svorio kaip minimum. Nesvarbu, ant ko. Principą turiu nusistatymą, viskas. Всё, ir aš galiu. Su svarstykliais aš bendravau kiekvieną dieną. Po 2 kartų į dieną. Aš ir vakare, ir iš ryto. Aš jau 2 baterijas pakeičiau dėl viso pikto svarstyklėse. Kad viskas tai Kad tiksliai būtų tikrai. Aš nežinau, ar mano yra tikslus, bet kur aš tau buvau atsiuntęs paskutinę nuotrauką, kur pasakiau, tikrai verta važiuoti ar ne. Jie rodo minus 2 kg mažiau negu rodo mano svarstyklės. Turiu omeny, mano rodo 2 kilus daugiau. Turiu omeny, jie rodo normaliai. O tie sugedė, aš žinau, kad jie sugedė, atnešė žmogus juos, nes jie sugedė. Ir pasisvėriau, atsiunčiau tau nuotrauką, Aš svarstyklėse, aš galvau, kaip čia viskas atrodys, jeigu bus taviškė namuose, tu ir kaip čia į kamerą, aš sutriusiu, kai stovėsit į svarstyklėse, paklausyk. Bet
Dabar aš tikiu, kad aš atsistosiu ir yra didelė tikimybė, kad aš su rūbais sversiu 8-1. Ir viskas. Nes tu laikyk, jau galim stot, nieko nepavalgiau, nepagėriau, atsikėliau 7 ryto ir aš žinau, kiek aš svėriau iš ryto. Aš tau, kaip tik aš atsistosiu, aš su koja uždarysiu kilogramus ir aš tau pasakysiu, kiek aš svėriau. Iš ryto. Nori stotis? Iš ryto, Rūbais? Jo, su rūbais. Iš ryto, su trusikais, su kojiniais, aš svėriau, taip, aš be rūbų svėriau beveik 7,92. Net katė, machui. Supranti? Su rūbais. Aš jaučiu dabar, jeigu kilogramą nuimsiu, aš sversiu 7,8. Galim pabandyti, Da. jeigu ne prieš. Tu atsimini mano kojas? Aš tarsi, wow. 7, 9 ir 1. Ta prasme, tu pats savim tiki? Jeigu būčiau 7,8, aš per 3 mėnesius numesčiau 30 kg. Čia pizdė. Aš grįžau iš Turkijos 108. Gerai, koks startinis tavo svoris buvo? Startinis svoris, blem, vat gaila, kad aš toks idiotas ir mažai dariau nuotraukų, video. Kodėl dariau mažai? Nes aš netikėjau, kad aš numesiu. 104? Aš 104,8 startas. Iš vis bendrai. Kai mes su tavim tą dieną, kai važiavom mašinai, vat video, aš svėriau daugiau. 104,8 aš svėriau. Įsivaizduoju. O dabar 7,91. Nu tai įsivaizduokit, tai dabar žiūrėk, aš tau pabiškai. 200, Lauk, mikrofą padėsiu. 200, 100, 500, 600, 700, 800, 900. Štuka, tavo. Nu, aš nusipelniau. Tu visiškai nusipelnai. Jokių pykčių. Jokių pykčių, tu nusipelnai. Tu sakau, aš tau jau rašiau, kad tu nusipelnai ir daugiau. Tu 2 štukų nusipelnai. Už tokį pokytį, hebrytę, parašykit. Už tokį pokytį, hebrytę, parašykit. Tu čia, tavars, čia yra. Kaip žmonės rašo, tai dabar krenta tavo komentaruose kažkas parašė. Dabar atrodai jaunesnis ir, nu, toks pizdukas, žinai. Anksčiau didelis per ekraną, didelis visur toks storas. Ir kaip čia lietuviškas tas žodis? Aš turėjau Masė? Aš turėjau masę, bet aš turėjau su savo svoriu, nu, kiečiau atrodžiau, tipo... Tai dabar užsisportuok. O dabar užsisportuot reikia, prisikačialint. Kažkas vyko, bet žinau, aš numečiau savo šitų. O oda dar tempėsi? Ar... Čia tempėsi, bet mažai. Nu, normaliai, čia dar normaliai bus čia. Bet va čia va liko, va, šitie va, matai, kaip strėlės ar kaip jie? Strijas. Jie buvo, žinai, kur aš jų nemačiau. Jie buvo kažkur už pilvo apačių. Ne? Aš, vyrai, aš norėsiu iškirpsi, bet dažniausiai, kai reikėjo tenai man visus plaukus naikint, man reikėjo taip padaryti. Paims pilvą ir varė, žinai. O dabar aš matau, buvo, kaip ten buvo... Arklys pastogu, dabar be stogo. Dabar arklys nebe pastogu. Kaip ten sako, pas gerą savininką arklys pastogu. Arba... Ne, geras arklys niekada nebus pastogu. Nu, šiaip jo. Ir kitas dalykas, sakė, kad vyras turi prasidėti nuo 3-ženklio svorio. Tipo, 100 tipo į viršų? 100 ir į viršų, čia vyras, čia didvyris, vyras. Dar kartą noriu atsiprašyti, tu galbūt kas tikėsi, kad aš čia parodysiu kažką galbūt ypatingo. Aš tiesiog nelabai moku filmuoti būtent tos būtinius dalykus. Žinok, ten aš bute tą varškę rodžiau, kažką, nesąmonės tokias. Gal daug kalbų buvo taip, bet išklausykit šitą video pilnai. Jeigu jūs norite iki vasaros numest svorį, viskas įmanoma. 2 mėnesiai ir čia aš neparduodu šitos, žinai, ten dabar kitas pardavinėtų galbūt influenceris, sakytų, žiūrėkit, su tuo numečiau. Nėra kažkokių tablečių arba gėrimų, kurie padės jums. Faktas, reikia biški pastangų, 8% mityba, 20% tik sportas. Tai nereiškia, kad jūs turit, nuo kitos savaitės gal aš eisiu į sporto salę. Ne, pradėkit jau valgyti dabar, normaliai, tvarkingai. Tiesiog pabandykit valgyti namie, gaminti namie ir gaminti maistą normalų. Atsisakykit pradžioj kebabo, atsisakykit makų, gėrimų saldžių, atsisakykit kažkiek alkoholio, galit gerti mažiau, jūs galit išgerti ir alaus ir galit pavalgyti skaniai vakare. To reikia, nes nulūšit tikrai. Bet
prižiūrėkit mitybą, prižiūrėkit koloražą, žiūrėkit cukrų. Čia sunku pirmas 2 savaitės, po to įsivažiuosit. Nebus lengva paskutinius kilogramus, bet nusistatykit biškį daugiau, kad norite numest. Idealo viduriuką, tarkim, sveria 9,5, norite 8, nustatykit savo 7,5. Jūs neįsivaizduot, kaip bus lengva, neseisit iki 7,5, o sversit 8. Tokie dalykai. Viskas galvoje. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Ačiū už šiltus komentarus, kurie rašėt, kad va, tu jau gerėjai, tu jau kūdėjai, matosi, atrodai gerai. Ačiū kiekvienam ir jeigu sugebėjau ir aš, patikėkit, aš dar tas tinginys. Tortas, taip? Tortas tinginys vadinasi, ar kaip? Nu, piragas. Piragas. Gaunasi gal piragas, gal tortas. Ja. Piragas tinginė. Aš toks dar tinginys, mėgėjęs pavalgyti, skaniai pavalgyti. Tai jeigu pavyko pas mane, pavyks ir pas jūs. Ačiū, kad buvot kartu, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą, būnam kartu, būnam ant sporto, būnam sveiki. Tai labai svarbu mūsų amžiuje būti sveikam. Ir tik dabar aš tai supratau. Iki malonaus, draugai, o mes pasimatysim greičiausiai už 2-3 savaičių. Kaip ir sakiau, šiandien paskutinė diena manęs Lietuvoje. Nusipelniau tų atostogų, važiuoju paatostogausiu, grįšiu su naujom jėgom, grįšiu su naujais projektais. Ačiū, kad buvot kartu. Iki.